vakaras, mielos panevėžietės ir mieli panevėžiečiai. Plojimais dar kartą padėkokime Kvietėtai Redai už taip gražiai pradėtą mūsų šį vakarą. Labai prašau, labai primenu visiems, kad išsijunkite mobiliųjų telefonų garsą, kad mums visiems būtų šį vakarą jauku ir smagu kartu pabūti. Na ir dabar pristatau jums mūsų viešnę. Taip, žurnalistė, televizijos laidų kūrėja ir vedėja, visuomenininkė, dokumentinių filmų ir knygų autorė, viena garsiausių, populiariausių ir mylimiausių Lietuvos moterų, Edita Mildažytė. Ir tada dar keletas faktų apie Editą. Ji yra 2005 metų moters žurnalo Metų moteris, 2007 metais gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalį, 2011 metais gavo Gruzijos prezidento ordiną už nuopelnus, 2012 metų Estijos metų pilietė ir 2014 metais apdovanota LRT apdovanojimu Auksinė bitė kaip geriausia televizijos laidų vedėja. Dar galėčiau pasakyti, kad gavosi stiliaus moters, žinot, aš jums pasakysiu, kas yra gražiausia. Aš surašiau vieną kartą tokį savo, tą kurikulum vitae, reiškia, viską, kas jau ten, bet daug ten visko buvo, ten ką dariau ir taip toliau. Ir mano tokia redaktorė paskaitė, sakė, čia apie Kyjivą? Tai aš dar norėčiau, kad jūs tada tą savo titulą, kurio aš nepasakiau, Kiškių garbės valdovė. Pagrindinis mano titulas yra Kiškių garbės valdovė. Kiškių garbė yra viešoji įstaiga, kurios vadovė aš esu. O kadangi mano amžinatilsį vyras turėjo žiauriai gerą humoro jausmą, jisai nutarė, kad aš turiu būti valdovė. Ir, nes kai Mykolas buvo mažas ir sakydavo, mama, galima padaryti tą ir tą? Aš sakydavau, ne. Tada jisai sakydavo, valdovė. Žodžiu. Ir jis nuėjo ir tikrai juridiškai įformino valdovė. Tai, kai pavyzdžiui, ten kokia oficiali institucija, ten kokį finansavimą skirdavo, sakykime, projektam, tai visur būdavo parašyta vadovė, nes galvodavo, kad čia yra klaida. Tai Gintas būdavo su raudonu tušiku, net apsiseilės tą rašo. Tai aš esu tikrai Kiškių garbės valdovė. Na ir šiandieną pasakysiu mūsų jau antras užėjimas. Taip, jau mes dabar labai abidvi apsipratom. Sprendžiam ar ženytis, jau gerai susipažinom. Mes iš tikrųjų dirbame bibliotekos vykdomo projekto rėmuose. Tai projektas vadinasi Moterų įgalinimas per bibliotekos ir bendruomenės bendradarbiavimą. Ir šiandieną mes jau buvome mūsų Panevėžio moterų kalėjime. Buvome susitikti su moterimis tenai. Tai nežinau, Edita, mes nuo ko dabar pradėsim? Nuo kalėjimo, nuo knygų? Nuo kalėjimo knyga prasideda. Tai galima viską tą sugretinti. Dabar pirmas klausimas, ar jūs visi viską matot, ar mes galim atsisėsti, ar geriau stovėti? Nes gal nesimatys ten, kam nors, ar matot? Tai galim sėstis, ar geriau stovėti? Dabar žiūrėkit, jeigu jūs stovintis norit, tai sėskit va čia visi, kur nors ant scenos, lipkit, tikrai, ateikit, sėskit, atsisėskit. Ir šiaip, jeigu būtų kas nors leidę, tai mes būtume paprašę čia kokių minkštasolių duoti, bet jūs tiesiog sėskit visos ant kraštų, sėskit ir iš priekio, tai ar ten kojos tabaluoja? Ten tabaluoja. Ant laiptukų visur sėskit, neišstovėsit, Taigi paskui dar šokti reikės. Suprantat, reikalų čia ne tai kad ką. Tikrai sėskit visi, kur kas įsipatoginkit, gerai? Tai dabar jau, kadangi tapau renginio vedėja, pati nejausdama, kaip tai dabar perduodu vedėjų žodį. Gal mes tada pradėkime nuo knygų. Bet pradėkim nuo tos pirmosios. Nuo pasimatymo su Lietuva. Jinai buvo antroji, nes pirmoji buvo įdomiausias buvo vasaros istorijos. Gal kas nors dar atsimenat, kad tokia knygelė buvo. O antroji buvo iš tikrųjų pasimatymas su Lietuva, kuri turėjo tokį gana didelį pasisekimą, turbūt dėl tos priežasties, kad labai atliepė žmonių tai, ką jie galvojo apie tą Lietuvą ir tai, ką jie norėdavo suformuluoti, bet jiems kažkaip nepavykdavo. Ir ypatingai toks didelis buvo rezonansas iš visų mūsų emigrantų, kurie bebūdami tuose savo ten Norvegijose ar ten Didžiosiuose Britanijose ar Amerikose,
jie supranta, kad viskas ten yra ne taip ir kad mes turim kažką labai esminio ir kas mus labai apibūdina ir kaip tautą, ir kaip ypatinga kažkokią tai grupę visų kitų grupių apsupti ir jiems, neišeina suformuluoti. O čia Tito Albo redaktorė kažkada atvažiavo pas mane į sodybą, sako, atsivežė knygą My Sweden vadinosi ir sako, mums reikia tokią išleisti. Ir tai buvo pirmas leidinys, kur aš pamėginau rasti 40 aspektų, kuriais mes esam kitokie arba išsiskiriam, kai kurių iš jų buvo visiškai paprasti, tokie, kur, žinai, pasilenkia ir nuo žemės pakėlė, tai nieko ypatingo nėra, bet tiesiog žmonės nesusimąsto, sakau, kaip ir tą patį, kad mes, jeigu žuvį pagaunam, tai ją suvalgom, arba jeigu randam grybų miške, tai irgi juos suvartojam, nes kokį nors ten švedai ir norvegai jiems į galvą neateina to daryti. Tai ir kad mūsų virtuvė yra labai arti gamtos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, žmonėms turbūt labai patiko tai, kad aš garsiai pasakiau tai, ką kiekvienas galvoja, kaip tas Marcinkevičius sako. Visi mes esame nebyliai, nes to, ką jaučiame giliai, nemokam žodžiais išsakyti. Tai man pavyko išsakyti ir už tai, matyt, ta knyga buvo, tikrai gal 6 kartus buvo ten perleista. Ir anglų kalbai labai daug pirko žmonių, kurie iš pradžių lygtai sakė, mes norim pristatyti ten savo viršininkui, noriu pristatyti, kas tai yra Lietuva, ar ten pristatyti savo kolegams, o paskui sako, žinai, kad man labai pačiam norisi turėti namie, nes vaikam va lengviau paaiškinti, arba aš ir pats kartais ką sužinau. Tai va, tai ta pirmoji knyga buvo tokia, bet tai jau buvo labai seniai, prieš 15 metų. Aš jau tiesą pasakius pamiršusi buvau, bet ją vis bibliotekininkai ištraukė. Bibliotekininkai tam ir yra, kad ką nors ištrauktų. Na ir mes, kada planavome veiklą savo ir sugalvojome kviesti Editą Mildažytę į Panevėžį susitikti su skaitytojais, tai pasiskambinom ir apie knygą tada dar mes nieko nežinojom, tiesiog mums taip va, gražiai pasisekė, taip gražiai sutapo. Tai aš pati apie ją gal dar nelabai žinojau. Ir knyga, nauja knyga, Pelyno medus mano istorija, pasirodė praėjusių metų lapkričio mėnesį. Lapkričio vidury tai. Ir iš karto užkopė į visus pardavimų topus. Žinot, tie pardavimų topai turbūt nėra kriterijus ir nėra didelis rodiklis, nes žmonės perka dėl įvairių priežasčių. Gali būti tie pardavimų topai ir visai nedžiuginantis. Bet tikroji indikacija, kad ta knyga randa žmonių akis, tai yra va šitos salės. Ir tai, kad aš važiuoju per tą Lietuvą ir nežinau, kada aš baigsiu važiuoti, nes aš suprantu, kad iki balandžio pabaigos po knygų mugės yra kiekviena diena suplanuota kur nors važiuoti. Ir aš tikrai prisiekiu jums, aš nesitikėjau visai, aš net neturėjau jokio nei plano, nei nieko. Ir aš visiškai nesitikėjau, kad ta knyga gali taip surezonuoti ir kad žmonėms tai gali būti svarbu, įdomu ir taip toliau. Bet aš tikrai, esu labai maloniai nustebinta ir dėl laiškų, kuriuos gaunu, bet smagiausia tai, kad moteris sako, žinai, o va ten aš skaičiau ir man kaip apie save, o va ten aš skaičiau ir man, aišku, visiškai skirtingos vietos ir visiškai skirtingos mano patirtis, ten, sakykime, vienai poniai ten vieni dalykai, kitai kiti, trečiai visai man tokie atrodo nesvarbus, ten, pavyzdžiui, viena prie jo sakė, va tai, ką jūs pasakėte apie draugystę, tai man, žodžiu, labai palietė širdį, aš galvoju, ką aš ten apie tą draugystę pasakiau, aš jau nieko neatsimenu, tiesą pasakius, tai va, tai čia, va, ta tikroji indikacija yra šito salės žmonių ir tai, kad tiek akių, tiek tikinčių žmonių ateina, tai čia yra didžioji dovana ir manęs klausia, ar tu nepavargsti. Aš sakau, kad aš tikrai nepavargstu ir nepavargstu, dėl to, kad taip atsitinka vieną kartą gyvenime. O man atsitiko antrą. Aš kažką panašaus patyriau, kai mes su Bobu vasarą važiuodom į turus ir ten pradėdavom šokti, salėj baigdavom ant kamino. Tai dabar vyksta kažkas panašaus, tik tai yra nebe koncertai, nebe muzika, nebe kažkoks linksminimas, bet tai yra pašnekesiai. Ir tai yra didžiulė dovana ir jos nevertinti būtų didžiulė kvailystė. Tai aš tikrai labai esu dėkinga ir labai atsakingai į tai žiūriu ir manau, kad taip atsitinka vieną kartą gyvenime. Man atsitiko antrą. Tai tada gal mes apie tą knygą ir pakalbėkime daugiau. Kodėl jinai prasideda taip, kaip jinai prasideda, tie, kurie skaitė, supranta, ką aš klausiu, Edita irgi supranta. Taip, nes jinai prasideda blaivykloj, kad aš labai noriu gerti. Nes tikrai labai norėjau gerti ir labai bėgo vanduo, atsimenu, tūlikė ir aš visą laiką skambinau ten į tą apsaugą ir sakiau, kad man to vandens tai buvo gaila, matyt, nuo girtumo man to vandens tai buvo gaila. Bet
Kodėl tai prasideda? Nu, dėl to, kad pasidarius tokį skandalą, kokį tik aš moku pasidaryti ant visos Lietuvos, tai tos temos išvengti yra tiesiog neįmanoma. Tai čia viena priežastis. Antra priežastis, tai kaip aš jau turbūt sakiau daugam, bet labai rekomenduoju šitą metodą. Seniai išmokau, kai man buvo kokia gal 20 keli metai, išmokau patį nemaloniausią darbą padaryti iš ryto. Pat atsikeli, varlę surijai ir visa diena gera. Ir tu netempi tos dienos ten, aš nežinau, ar tai būtų pašnekėsiai su kokiu nors ten bankininku dėl palūkanų normų, ar ten, nu, nežinau, bet kas tau yra labai nemalonu. Tai jeigu bus blogai, arba tu išgirsi atsakymą ne, tai jau žinosi, kad ne nuo pat ryto ir visa diena bus gera. Nu tai knygą reikia pradėti nuo to. O trečias dalykas, tai kai mano leidėja Daina Žemaitytė paklausė, nu, Edita, tai nuo ko mes pradėsim tą knygą? Žinai, reiktų, vat, kaip žmogus, vat, kad atsiverčia Valentinoj, nu ir kad jį kažkaip užkabintų, tai gal kažkokią vat, tokią tavo gyvenimo santrumpą padaro, ar ką. Aha, sakau, labai turbūt įdomu. Kiek aš nupirkau bėdų ir kiek aš pastačiau paminklų. Aišku, kad nuo blaivyklos. Jis sakė, ne, tu esi genija. Tai žodžiu, čia dar buvo ir tam tikras marketinginis triukas, aišku, kad tai trauktų ir kad būtų įdomu ir kad iš pat pirmo sakinio būtų aišku, kad tai nėra knyga apie tai, kaip aš užaugau ten, žodžiu, gražiuose Marijampolės apylinkėse ir kaip ten giedojo tuo metu volungės. Visai kitaip negu čiulba dabar. Nu, tai žodžiu. Tai aišku, kad tai bus atvira, tikra, tiesi, tokia, kokia aš galvoju, kad buvo prasmė rašyti. Nes kitaip jos rašyti prasmės nebuvo. Tai kokia prasmė buvo ją rašyti? Nu, dabar jau žinau atsakymą, kai rašiau, tai nežinojau. Dabar tai va atsakymas, sėdi va šitos salės ir tai yra atsakymas. Pasirodo, jos reikėjo, bet tuo metu tai nežinau, suprantat, kaip atėjo leidėja Daina ir kaip lapė, ir Jūratė Raškovskytė, kurie yra nuostabi žurnalistė. Ir mes pradėjom kalbėtis, paskui kažkaip tai viskas tas pradėjo, paskui jau sako, ieškok nuotraukų, paskui kažką ir aš sakau, tai ne, stabdom, sako, jau užsakytos spausdinimo mašinos. Va taip ir išėjo, suprantat, nors aš niekada neturėjau sąmoningai suvokto plano išleisti knygą apie save, kad norėčiau kada nors, man 1000 kartų siūlė ir kai man buvo 40 metų, ir kai 50, ir šiaip be progos jokios ir taip toliau, aš nejaučiau jokio poreikio ir dabar tiesą pasakius, aš to poreikio nejaučiau. Bet paskui jau, kai pradėjau kuistis po tą savo atmintį, pradėjau kažką ten pagalvojau, kad gal yra tokių patirčių, kur kitiems žmonėms bus įdomu, gal bus naudinga, gal bus kažką. Kitas dalykas. Yra lygiai 10 metų, kaip iškeliavo mano amžinatilsį Gintautas Vyšniauskas, mano buvęs vyras. Ir kadangi ta mūsų meilės istorija buvo labai netipinė ir tikrai labai ypatinga, tai aš pagalvojau, kad gal visai verta ją užrašyti, dėl to, kad žmonės, kurie to nepatyrė, patikėtų, kad meilė yra. Ir kad tai gali būti kad tai gali, apie tą atvirumą kalbant, kad tai gali prasidėti labai žemam taške, neturinti nieko bendro nei su kokia nors romantika, nei su kom nors ir išsivystyti iki kažkokios visiškos santykių kulminacijos. Tai jeigu abu to žaidimo žaidėjai iš tikrųjų nuoširdžiai žaidžia žaidimą, tai pagalvojau, kad gal gražu būtų tą istoriją užrašyti ir nesigailiu, kad ją užrašiau. Va, o visa kita, tai aišku, čia dar yra milijonas istorijų, kurių mes jų neįdėjom, aš jas buvau papasakojus, bet neįdėjau, tarp jų yra tikrai labai linksmų, kur jeigu skaitytumėte, tai juoktumėtės daug daugiau. Bet gaila dabar, kad jų nėra. Tai aš paskui kada nors jas papasakosiu. Žodžiu, nes ir tą proporciją, reiškia, tos knygos turinio, irgi aš patikėjau dėlioti redaktoriam, nes aš sakau, žinai, aš nesu kritiška savo pačios atžvilgiu. Ir aš galiu labai neteisingai suvokti dalykus, man gali atrodyti, kad yra įdomu visai viena, o iš tikrųjų žmogus, o Daina Žemaitytė leidėja, jinai ilgus metus dirbo Žmonių žurnalo vyriausia redaktorė. Tai jinai supranta, kas žmonėms įdomu, koks yra maždaug skonis, kas yra per auditoriją, ką galima orientuotis. Tai aš sakau, žinai, tu turbūt suskirstyk tą proporciją ir sugalvok, kas turėtų įeiti, kas neturėtų įeiti. Nu, žodžiu, jinai taip ir padarė ir matyt padarė sėkmingai, taip aš tikiuosi. Jūratė Raškovskytė taip sugebėjo užrašyti visą Editos pasakojimą, kad skaitant, nežinau kaip jum, daug salės skaičiusių šitą knygą, jau skaičiusių yra, bet dar ne taip daug.
O, tai reikalas perspektyvus. Tai gal sutiksite, toks, bet tie, kurie skaitė, toks jausmas, kad sėdžiu aš šalia Editos ir aš net girdžiu jos balsą, kaip atrodo, kad man vienai jinai visą šitą istoriją pasakoja. Taip, iš tikrųjų, Jūratė nepaprastai gabi žurnalistė ir jinai kaip kempinė, jinai sėdi, klauso, išklauso ir paskui, kai iš tavęs tą turinį visą išspaudžia, tai tu net nustebi, kiek ten daug yra tavęs ir kiek mažai jos. Tai tokių žurnalistų ir tokių gabių rašančių žmonių yra tikrai labai nedaug. Bet yra ir kitas dalykas, kad aš iš tikrųjų įkalbėjau tą knygą ir jinai bus ir audio variantas, man atrodo, kad nuo 5 vasario jinai turėtų pasirodyti. Ir ten tikrai aš ją įskaičiau. O įskaičiau dėl 2 priežasčių. Pirmas dalykas, tai aš visai negalvojau, kad tą reikia daryti, nes aš apskritai, žinot, man ta knyga yra visiškai naujas dalykas. Tai yra žanras, kurio aš nesu išbandžiusi, patyrusi ir ta knyga, kai jinai išeina iš spaudos, jinai pradeda gyventi visai savo gyvenimą, atskirą, kurio tu nesupranti, kaip čia bus kas. Ir kai man pasiūlė įskaityti tą knygą, aš galvoju, dar po perkūnais, aš dar čia eisiu, matai, ir skaitysiu tą knygą. Bet paskui mano viena bičiulė sako, žinai, man ten kažkoks astigmatizmas, man yra sunku skaityti tekstą. Bet sako, aš mielai suklausyčiau. Kita priežastis, tai mes dabar net čia darysim kovo 3 Kaune tokį labdaros renginuką su kažkokiam poniom. Mano mama labai daug metų dirbo su neregiais. Ir, pavyzdžiui, pirmas darželis, pirma mokykla neregių. Ir paskui net Vilniuje, kai mes persikraustėm, irgi mane ten ištisai, kaip pas mamą laido, grabaliodavo tie neregiai. Ir man tai yra tokia labai pažįstama tema ir labai pažįstama sfera. Aš pagalvojau, kad gal visai bus gerai palengvinti žmonėm, kam sunku skaityti. Tai bus visai gal neblogai ją ir tada jau nebesipriešinau ir perskaičiau. Bet sakė, kad žiauriai greitai perskaičiau. Aš norėjau sakyti, kaip skaitytojas mano priekaištas, puslapių vos 300 ir visiškai nepavyko laikytis jūsų rekomendacijos skaitytojų. Atsimenu, kokią jūs rekomendaciją parašėt? Ar kažkokią parašiau, atsimenu, kad juokėsi mano šitą. Ši knyga skirta 3-4 lėto skaitymo vakarams. Absoliuti neteisybė, žinok. Jeigu jūs pasiėmėt šitą knygą vakare skaityti, tai šakės naktis bus nemegota. Ai, tai mano, ne, taip gal nebus blogai, bet net mano draugės, kurios visas tas istorijas žino pačios, arba dar yra jose ir dalyvavusios, man rašo žinutės, ne, Editka, taip, kad aš nemiegočiau visą naktį per tave, man seniai nebuvo. Arba rašo Renito, tokia mano bičiulė, kad kelčiausi 6 valandą ryto knygą pabaigti, neatsimenu, kada man tai buvo. Tai iš tikrųjų ta knyga skaitosi lengvai, jinai nėra plona. Jeigu jums atrodo, kad jinai yra plona, tai aš irgi ją kai pamačiau, man atrodo, aš ten diktavau. Žiūriu, tokia plona. Ir sakau, Dainai, kodėl jinai tokia plona? Jinai sakė, jinai ne plona, jinai elegantiška. O elegantiška dėl to, kad yra labai geras popierius. Ir jeigu jinai būtų leidžiama ant to tokio šiurkštaus išpūsto popieriaus, tai jinai būtų 3 kartus storesnė. Tai dar viena priežastis, kodėl amžinai mes tų knygų nepagaminam, nes mes to popieriaus laukiam amžinai, nes jį reikia ten atsivežti ir su juo yra sudėtingiau negu kad su tuo paprastu pūstu tokiu, kuris didina knygas. Tai ir jinai sakė, tai aš sakau, taip, bet žinai, kažkaip žmogus va, kai paimtų tokią plytą pasidėtų, tai jaustųsi, kad nusipirko knygą. Ne, sakė, čia žinok yra damoms į rankinę. Ten reiškėsi elegantiškai pasistatyti ir pasidėti ir kad neužimtų per daug vietos lentynoje. Tai va, tai mes, žodžiu, aš supratau, kad jinai dabar yra ne plona, bet elegantiška. Tada dar klausimas apie pavadinimą ir labai norisi istorijos kokios nors, kurios jūs neįdėjote tą knygą, bet dabar... O Jėzau, gerai, galėsiu papasakoti, bet ilga labai istorija. Apie pavadinimą tai yra taip, kad aš galvojau, kaip trumpai pavadinti gyvenimo būdą, kuris yra, išlipti iš bet kokios situacijos. Pelė, kuri sumuša sviestą įkritusi į grietinės puodynę ir taip toliau. Ir vat visos tos idiomos apie citriną ir limonadą, man atrodo, taip banalu, taip negražu ir taip toliau. Pavadinimas, kurį būčiau irgi pasirinkusi ir kuris man atrodė lygiavertis, tai buvo Dilgėlių šilkas. Bet tokią dramą yra parašęs Kazys Sajat. Ir tai jau buvo nebetinkama. Tai tada aš pradėjau galvoti ir galvoju, o pelynų, galvoju, kad būtų ir labai kartu, ir labai saldu, arba labai karšta tuo pačiu metu ir labai šalta. Žodžiu, ieškojau priešpriešos, kuri būtų labai talpi.
ir sugalvojau pelynų medų. Bet amšiejus man sakė, kad bitės iš pelynų neneša medaus iš šitų karčiųjų kiečių. Bet yra vilties. Sakė, kad bites galima išmokinti visko ir jisai išmokins tas bites, reiškia, sunešti to pelynų medaus. Sakė, aš tau vis tiek jos suorganizuosiu. Tai dabar aš gaunu pelynų vyno. Pasirodo, žmonės daro keisčiausius dalykus, kurių niekada nesužinotum, jeigu vat nesusitiktum tokiam dideliam būriui. Nu dabar galvoju, gal jums papasakoti istoriją, kaip aš pirmą kartą prisigėriau. Bet jinai ilga. Ir tokia, žodžiu, tai buvo mums tada kokie 16 metų su mano tokia drauge. Ir aš atsimenu, kad aš jau išėjau į tą jos gimtadienį, o manęs niekur neišleisdavo. Ir aš apskritai negerdavau alkoholio visai. Iki kokių 26 metų aš buvau tiesiog alergiška jam. Nu, žodžiu. Ir jinai gyveno senamiestį. Aš apsėviau mamos austriškus batus, apsivilkau tokius baltus kailinukus ir baltą sijoną. Čia lapkričio mėnuo. Nu, kitaip sakant, pasipuošiu iš visų jėgų. Ir ateinu aš jau, reiškia, jos sveikinti į tą senamiestį. Įeinu, jos nėra. Staiga atsidaro duris, įlėkia jinai su puokšte gėlių ir sako, nu, Jonas mane paliko, nu, aš čia vardus aišku pakeičiau. Ir verkdama puola ant sofos, nu, žodžiu, ir rauda. Nu ką, aš einu taikyti su to jos Jonu. Žodžiu, nu, einu aš ten per keletą kvartalų senamiesčių. Nu ir kadangi reikalas rimtas, reikia ilgai šnekėtis, mes su juo, aš nesuprantu net ką aš darau, mes išgeriam 2 butelius degtinės. Su apelsinų sultimi. Ir man buvo visai skanu, turiu jums pasakyti, nes tos sultys taip stebė, aš nieko nesupratau. Tik tai, kai mes bandėm, aš su tais aukštais austriškais batais, reiškia, einu ir Pylimo gatve senamiesčio čia jau. Kažkaip labai žmonės stumdosi, galvoju. Nu, bet nieko. Ir kadangi jos tėvai ten visiškai jo nepakęsdavo, tai sako, tu nueik pakviesk Astrą. Nu, aš jau labai patenkinta, kad jau čia išgelbėsiu ją, reiškia. Ir nueinu, o jisai liko tokiam sodelį laukti. Aš nueinu, man atrodo, kad atidaro jos mama duris, aš ten jos kažko paklausiu, bet paskui teta Aldona sakė, kad buvo atėjusi Edita, kažko klausė, bet labai žaksėjo. Nu, ir žodžiu, aš išeinu į tą sodelį ir rėkiu ten, Jonai, Jonai, o kažkokie rusai šalia stovintis, sako, Laina, žodžiu. Nu, jisai nusiema akinius, sako man, palaikyk ir eina su jais muštis. Tos muštinės baigėsi tom, kad kai aš atsikėliau nuo sniego, nes jau buvo pasnygę, tai pas mane ant to balto sijono buvo tokia pėda čia įspirta juoda. Nu, žodžiu, mes nueinam iki senamiesčio. Aš matau, kad ten stovi ta mano draugė, bet kaip jinai sakė, dūriau galvą jai į pilvą ir, žodžiu, kaip ir viskas maždaug tom baigėsi. Tada, kadangi jau sutaikiau, sako, ko tu norėtum? Aš norėčiau pokylio kepsnio, kurį čia vat netoli restorane patiekia ir jis labai skanus. Žodžiu, ilgai vyksta dėrybos, kad mus įleistų ir ten aš kažką lyg suprantu, bet man viskas taip miglota ir labai keista. Taip. Ir suprantu, kad mus jau įleidžia, bet aš kaip užsikabinu kojom už tokio šepečio kojom valyti. Taip ant pilvo ir davažiuoju iki tokio veidrodžio, ten gale koridorius ir matau, kaip šveicorius su kepure taip sulėti tai sako, vietų nė. Nu, gerai, žodžiu, kažkaip ten aišku, kad manęs jau nėra kur dėt ir mane reikia vežti namo, bet aš negaliu parvažiuoti namo tokio girtumo, supranti, nes nu, taigi man 16 metų ir mane tėvai nudobs. Kažkaip jie mane ten nubogina, pastato, aš tik tai, svarbiausia, tai ir mano batukai neapvemti, pirmas klausimas, nesgi mamos batai. Nu, žodžiu, įeinu aš į namus ir matau, kad kambarį sėdi mama ir kažkas geltonas. Tas geltonas pasirodo buvo mamos draugė Janė. Nu, žodžiu, kažkaip aš ten užmiegu. Ir vidury nakties man tai bloga ir bijau eiti į tuliką. Ne, pirmiausia, aš užsimaniau gerti. Nuėjau į virtuvę, nes bijau atsukti kraną. Tada žiūriu, yra kažkiek vandens, reiškia, arbatinukė. Išgėriau viską, kas buvo arbatinukė. Toliau nieko nerandu, apsigrabaliuoju prie kriauklę. Radau stiklinę. Išgėriau iš tos stiklinės kažkas plump man ant veido. Nu, bet žinai, padėjau viską. Nuėjau gult ir man pasidarė tai bloga. O bijau eiti tuliką. Tai privėmiau į visus vazonus ir apkasiau su šakute. Nu ir žodžiu, aš užmigau tokiu hipnotiniu miegu ir man taip, žodžiu, aš ten visko prisapnavau ir sapnuoju tokius rasotus ąsočius, kaip aš bandau juos, net ir
net atrodo, kad atsisėsiu, žodžiu. Ir atsibundu nuo tokio baisaus triukšmo virtuviai, kad kažkas neišgėrė tiksliau, kažkas išpylė vandenį nuo močiutės plokštelės ir neišmesta į kriauklę. Nu tai va, tai žodžiu, tokia buvo istorija. Na, Kuri neįėjo. ta, kuri nepateko į šitą knygą. Dabar tada dar vienas klausimas, kad nepateko į šitą knygą, tai ką Edita pasakojo laidoje pas Arūną Valinską. O ką aš pasakoju? Jūs pasakojot, kaip jūs kvietė į partijos rinkimus, kaip matuotis prezidento rūbą reikėjo, lyg buvo siūloma. Ne, Ir visą tai irgi nepateko. Taip, bet kad man tai neatrodo nei svarbu, nei įdomu, nes aš nieko nepasinaudojau. Jeigu būčiau pasinaudojus ir iš to, kas nors būtų išėję, nu tai būtų ką papasakot. O šiaip per kiekvienus rinkimus tai nuo municipalinių iki, žodžiu, iki Seimo visada ateina kokios nors partijos ir visada ką nors siūlo, bet man niekada nebuvo jokio poreikio ir aš suprantu labai aiškiai, kam aš ten reikalinga. Aš reikalinga tam, kad nušviesčiau tą partijos visą uodegą ir kaip savaiminis žibintas ir kad į ją būtų atkreiptas dėmesys. Ir aš ten niekam neįdomi kaip didi mąstytoja arba kokia nors, reiškiasi, reformų darytoja arba dar kas nors panašaus. Tai yra visai kiti tikslai, dėl to niekada man nebuvo, tai yra visiškai ne mano kelias ir aš tą labai aiškiai suprantu. Tai tas pats Valinskas kaip mane kalbino, o Jėzau, atsimenu, Biksuose, kaip šiandien atsimenu, kai jis kūrė tą savo partiją, aš žiūriu jį pilnom nuostabos akim, aš pirmiausia, tai aš netikiu, kad jis pats eis į tą politiką. Aš ir taip klausiu, sakau, Arūnai, ar tu iš proto išėjai, gal tu aš galvoju, gal jis juokauja, pasirodo nejuokauja. Ir žodžiu, ir jis tikrai sugudavojo tą partiją ir paskui sakė, nu gal žinai ir gerai, kad tu neėjai. Bet žinoma, kad vakaras nesibaigė ir mes šnekamės tolyn. Tai dabar turėčiau turbūt papasakot apie savo ūkinius, kultūrinius pasiekimus. Tai visą laiką žmonės klausia, kodėl aš esu šiandien ten, kur aš esu. Bet aš iš tikrųjų tai nežinau, kur aš esu, nes aš niekada nežinau, iš ko aš rytoj gyvensiu. Tai aš visada gyvenime rinkdavausi tai, kas man įdomu, o ne tai, kas būtų naudinga ir ne tai, kas užtikrintų, sakykime, ateitį. Ir kai aš įstojau į žurnalistiką, vietoj to, kad įstočiau į mediciną, nors mano tėtis iš tikro buvo medicinos tuo metu institute, ne akademijoje, mažo to, kad dėstytojas, bet dar dažnai vadovaudavo ir egzaminų komisijos pirmininkas būdavo. Tai kai aš pasirinkau žurnalistiką, tai tėvas su manim pusę metų iš vis nekalbėjo. Ir kai jau mes susiskambinom, nes visą laiką mes gyvenom atskirai, tai tėtis sako, nu, ir kur tu įstojai? Jūs įsivaizduokite, tai yra 84 metai, tai yra absoliučiai ideologinė specialybė, o mano tėvas to pakęsti negalėjo. Nu, aš sakau, į žurnalistiką. Jisai sako, verčiau būtum įstojus į prostituciją, tai nors sąžininga. Bet, kaip dažnai labai nutinka, laikai pasikeitė, dainuojantį revoliuciją, sąjūdis ir taip toliau. Ir taip sutapo, kad mano karta turbūt televizijoje išgyveno patį geriausią laiką, iš viso koks buvo, nuo pat televizijos įsikūrimo. Nes tai jau buvo laisvė, mes daugybę dalykų darėm pirmą kartą, mums patiems buvo labai įdomu. Mes turėjom labai dėkingų žiūrovus, kuriem irgi viskas buvo įdomu, nes viskas buvo pirmą kartą. Pavyzdžiui, kokia nors Bobų vasara, tai buvo pirmas sėkmingas pokalbių šou. Dar tos dainuojančios merginos, aš atsimenu, kaip visi darželiai ir visos mokyklos turbūt 2 naujus metus darydavo Bobų vasaros ansamblius kaip pasirodymus, nes, žodžiu, visiems labai tas patikdavo. Ir man pačiai tai buvo kažkoks ypatingas jausmas, kai tu gali kažką pakeisti, tu gali kažką padaryti, tu gali kalbėti apie dalykus, apie kuriuos niekas nekalbėjo. Ir vienas dalykas tai buvo viskas galima. Aš kai pagalvoju, ko mes ten prišnekėdavom per tas laidas. Tai ne tik, kad nebuvo ten kokios nors cenzūros, nebuvo jokios savicenzūros. Mes ką norėdavom, tą darydavom iš tikrųjų. Nes nebuvo kažkokių rėmų. Paskui po truputėlį viskas pradėjo spaustis, darytis ten nepolitkorektiška, paskui pradėjo darytis ten jautrų vienu požiūriu, jautrų kitų požiūrių, jautrų trečių požiūrių, dabar jau gyvename iki to, kad
negalim švęsti užgavėnių, nes tai yra jautru kažkam tai, nors 100 metų niekam nebuvo jautru. Tai čia ir vat mano kartai, man, vat Arūnui Valinskui, ten dar vat iš tų mūsų senbuvių, kas yra tiesiog dabar nebeprisimenu, tai mums tikrai teko tas, pats medus, pati ta riebi grietinė nuo to televizinio gyvenimo. Ir aš, aišku, galėjau nekeisti daugybės dalykų ir galėjau, pavyzdžiui, tą savo bobų vasarą iki šiandien vesti. Ir tikiu, kad kažkokią tai auditoriją, tegul nedidelę, mes vis tiek turėtume. Bet man visą laiką pasidarydavo nebeįdomu. Mes nurenkam tos didžiosius akmenys nuo laukų, kur jau tos didžiosios istorijos. Paskui prasideda siekimas, atsiranda daug panašių kažkokių. Mane paima piktumas, reikia daryti ką nors iš naujo. Ir tada sugalvoju, kad reikia daryti bėdų turgų, kas buvo kapitalinė beprotybė. Kai aš dabar pagalvoju, man dabar pasakytų, su mano protu, kad tai galima išdrįsti daryti po Rusijos krizės, kai žmonės vaikus siunčia nelegalais į užsienį, kai, sakau, bėdos būdavo. Įsivaizduokit, Ventoj atiduoda butą dėl to, kad nereiktų mokėti patarnavimų visų šitų komunalinių. Arba žmonės prašo pažeminti lubas, nes lengviau apkūrenti. Kokiuose nors druskininkose, kurie dabar klestintis, niekas bėdų nepirkdavo, vienintelis buvo toksai Karosas, amžinatilsį Seimo narys iš ten, iš tų apylinkių, tai jis duodavo po 1000, jeigu iš ten kur nors bėda būdavo kokia nors. Ten, žodžiu, ta Lietuva buvo visiškai kitokia. Aš net pasižiūriu filmuotą medžiagą, 2000 metai, atrodo, taip neseniai. Atpažinti negali nieko. Visas transportas tik sovietinis, ta Lietuva visa nušiurusi, visa liūdna ir taip toliau. Ir va šitoj beprotybei, bevažinėjant su bobų vasarą, atvažiuoju, tai aš nekalbu ten, praktiškai vienintelis verslas, kuris normaliai veikia, tai buvo laidotuvių. Tai vat laikydavosi kavinaitės iš to, kad užsakinėdavo, žodžiu, gedulingus pietus, arba ten kokius vainikus pindavo. Tada jau prasidėjo tie skudurai po truputėlį. Žodžiu, labdaros idėja visiškai diskredituota. Jūs atsiminkit, kaip atrodė. Atsimenu, kad būdavo labdaros vaistinės. Buvo tokia Amerikos kompanija, American Mercy Lift vadinasi jinai, ir jinai labai daug siūsdavo tvarsliavos vaistų ir taip toliau, kas turėdavo būti dalinama už dyką Lietuvoje. Bet aišku, kad labdaros vaistinėse, tai kaipgi neparduosi vaistų, jeigu galima juos parduoti. Tai kitas dalykas, kad pati labdara visai mūsų kartai ir už mūsų vyresniems nieko nereiškia, nes nebuvo tradicijos visiškai, nes sovietmečio jokios labdaros nebuvo. Ir tą tradiciją atvežė žmonės iš anos Lietuvos. Tai yra iš smetoniškos Lietuvos grįžę, dažnai labai su Adamkum, sakykime, valdu iš Amerikos. Ir nesusigaudydami, kur jie pataikė. Ir jūs puikiai atsimenate turbūt tą vienos pokylius, kur ten kažkam, nes ką Amerikos ponios sakydavo, reik pakelt balių, reik pakelt pinigus, o kad čia, žinai, visi vaikšto su lopytom kojinėm ir galvoja, kaip čia išgyventi iki rytdienos, tai jų realybė visiškai kitokia, jiems viskas atrodė daug kas kitaip. Ir tada dar Šustauskas padaro ubagų balių ant viso šito viršaus. Ir eina jų pasitikti ten prie Vilniaus rotušės ir taip toliau. Ir o dangau, šitam kontekste aš sugalvoju daryti bėdų turgų su labdara. Jūs galite įsivaizduoti, kokia tai buvo totalinė beprotybė. Ir aš dabar pati galvoju, iš kur mergaitė tiek drąsos. Bet aš labai tikėjau tą idėją, mes niekada neprašydavom daug. Kitas dalykas, mes labai sąžiningai elgdavomės su tą paramą, kurią mums perdodavo. Ir noriu dar padaryti vieną pastabą. Labai daug kas yra pamiršęs tą projektą ir galvoja, kad mes rinkdavom pinigus. Mes niekada nerinkdavom pinigų iš žmonių. Tai buvo pagrindinis skirtumas. Nes aš visada maniau, kad yra nesąžininga. Vieną kartą esam insulino pompo brinkė jau pačioj beveik pabaigoj, dėl to, kad trūko ten, nežinau, 40 000 ar kažkiek, kad visiems vaikams būtų nupirkta. Tai va tada vienintelį kartą. O šiaip mes gaudavom paramą iš įmonių arba tai būdavo kažkokia tai kaina nuo produkto. Arba jau paskui, kai atsirado, tas 1,2%. Tiksliau 2% iš pradžių. To gyventojų pajamų mokesčio. Bet tai nebuvo, žodžiu, tai, kas paskui pasidarė masiniai vajai su pinigų surinkimais, kas irgi gal visai neblogai, nes jeigu žmogus prieš Kalėdas mano, kad jam reikia įsimesti baltą akmenuką į savo karmos dėžutę, tai gal ir visai neblogai išeitis. Tai va, tai aš tik tai vedu prie to, kad jeigu galėčiau suskaičiuoti 4 kokius nors didelius savo projektus, kur manau, kad jie yra sėkmingi, tai būtų bobų vasara, tai būtų bėdų turgus, tai būtų daiktų istorijos ir tai būtų Lietuvos Kolumbai.
kur manau, kad visus juos nuo pradžios iki galo sugalvojau, iš nieko nekopijavau, nieko iš nieko nebandžiau nušvilpti, visą tai sugalvojau pati, nuo idėjos iki įgyvendinimo. Tai ir visi jie, manau, kad turi kažkokią prasmę, jie yra atpažįstami ir maža to, jie dar turi taip vadinamą formatą, nes jie yra panašus į laidą. Nes dabar tai tokios savokos kaip laida, kuri turi savo išskirtinumą, kur žiūrovas, kaip atėjęs į restoraną, supranta, kad bus balsta staltiesė, ten įrankiai, patarnavimas ir dar kažkas, jau tokios savokos nebeliko. Dabar viską patiekė iš kartoninių dėžučių su, reiškiasi, vienkartiniais puodukais. Tai man vis dar atrodo, kad mūsų žiūrovas nepasikeitė ir kad jis yra vertas baltos staltiesės. Tai va. Tai čia turbūt labai dabar tiktų paklausti, o kokie jūsų planai ateičiai? Laidos Pasėdite dabar nebėra. Jo, laidos Pasėdite dabar nebėra ir jos matyt tokios, kaip jinai buvo, nebus. Kažkokia kitokia jinai turbūt bus, bet aš labai džiaugiuosi, kad jos nėra šiuo metu, nes dėl 3 priežasčių. Pirmiausia, aš aišku netikėjau, kad ta knyga gali turėti tokį rezonansą ir kad jinai gali būti taip laukta ir taip toliau ir kad čia taip nutiks man, bet galvojau, kad aš vis tiek turėsiu mažiau laiko ir kadangi ten ta knygos leidyba vis tiek užima laiko ir taip toliau, tai aš turėjau pasirinkimą įrašyti daug blogų laidų, nes būtų trūkę laiko. Ir aš nutariau, kad aš jų geriau blogų nerašysiu, iš pagarbos savo žiūrovui. Ir kad aš geriau pasakysiu, kad nutraukėm šitą projektą kol kas. Tai labai patenkinta, kad tą padariau, nes aš tikrai nebūčiau turėjusi jokio laiko padaryti normalias laidas, būtų kažkokios visiškos nuoplovos tokios mėsos, žinai, vietoj mėsos. Tai viena priežastis. Antra priežastis, man labai patinka, kad aš nenaudodama nei vienos televizijos jokio resurso, tai galima vadinti reklama, arba tai galima vadinti anonsavimu, arba ten apskritai buvimas tose televizijose, sėkmingai savo keliauju per sales ir su tais savo kvepalais ir su knyga, ir man tai yra labai džiugu. Ir trečia priežastis, tai kadangi mes tą laidą filmuodavom kaime, o šita žiema yra tokia šalta, tai jūs įsivaizduokit, ką man reikštų į kaimą prisivilioti žmonės. Pas mus šiandien tam kaime buvo 33 naktį. Tai įsivaizduojat, tai tiesiog toks Dievo pirštas, kad taip susiklostė. Bet aš esu padavusi projektus ir Lietuvos televizijai, kur nežinau, ar praeis ar nepraeis. Bet aš susitarsiu ir su bet kuria kita televizija, žodžiu, tai manau, kad vasarą aš pradėsiu filmuoti tokią laidą moterims, kuri bus apie mus, apie ūkį, apie jausmus, apie grožį, apie gyvenimą, apie sodinimą, apie anūkus, apie buvusius meilužius ir būsimą mirtį. Tai, žodžiu, tai galvoju, kad jinai turėtų eiti, aš taip įsivaizduoju, kad jinai turėtų eiti sekmadieniais, kokią nors valandą, kai ten, pavyzdžiui, moteris atsikėlusios, ten patiekia pusryčius, arba pusryčiauja, arba tiesiog purzgia televizorius ir kad jos, o ten dar pliurpia Mildažytė su savo ten draugėm ar draugais ir kažką ten veikia tokio, kad įsitempti nereikia, bet pasiklausyti vis tiek įdomu. Ir kad, tai būtų apie moteris ir apie vyrus turbūt. Nes aš jums turiu pasakyti, kad Panevėžys yra čempionas, čia koks 4 vyrų. Niekur taip nebuvo, brangiai, niekur. Maks būdavo 10%. Na, Edita pati labai gražiai užsiminė apie kvepalus. Aš manau, mums visiems smalsu, ar ne? Tai su tais kvepalais, tai čia vėl atskira istorija. Čia kaip ir su ta knyga sako, a tai kodėl tu ją parašei dabar? A tai sakau, o kas po 10 metų ją skaitys? Jiegi visi jau bus numirę, mano visi gerbėjai. Tai čia viena priežastis, o kita priežastis tai yra ta, kad, žinot, žmogus su metais, jisai praranda lankstumą, praranda savikritiką, jisai tas pasakojimas taip susicukruoja, jisai susistovi kaip gipsas apie savo praeitį ir tu tada, žinai, gali pasakoti, kaip tavo močiutė buvo protinga, o kaip tavo senelis niekada nerūkė, bet niekada nepasakysi, ko tu ten prikrėtėjai arba kaip ten iš tikrųjų buvo. Pavyzdžiui, toks yra, Kazį Sają be abejo daugumą atsimena, tai jis jau dabar labai garbaus amžiaus. Žodžiu, mes darėm su juo interviu, gal kas žiūrėjo daiktų istorijas, tai matėt, jis parodė tokią vielą,
kurią bedarydamas remontą rado savo bute rašytojų name, nu, žodžiu, jį ten šnipinėjo saugumiečiai. Nu ir mes padarom tą interviu ir galvojam, susėsim dabar arbatos ir pasišnekėsim normaliai su juo apie, nu, tai, kas mums yra įdomu. Ir suprantat, mes susėdam gertos arbatos ir jis vėl mums tą patį papasakoja. Paskui aš ieškau medžiagą archyvinį ir žiūriu, kad jis su ta vėla mojuoja dar per Sąjūdžio mitingus, suprantat. Nu tai vat, su visa pagarba, ta prasme, su visa pagarba šitam žmogui, jo kūrybai ir taip toliau, bet amžius, kiek bebūtų žmogaus batareikos pakrautos ir kiek jisai bebūtų ir intelektualus ir koks nori, vis tiek amžius savo daro. Tai vat, tą aiškiai suprasdama ir susiskirščiusi savo dar būsimą gyvenimą porcijomis, aš nutariau, kad kaip tik dabar. Tai va, ir antrą norą visada turėjau turėti savo kvapą, nes aš labai myliu du dalykus, gėles ir kvapus. Nu ir visą laiką aš ten tarp tų kvepalų blūdijų, vis tiek man patinka vieno tipo daugiausia ir taip toliau. Ir galvoju, nu reikia gal pasidaryti. Aš niekad negalvojau, kad tai yra visai nesudėtinga, tik brangu. Tai žodžiu, mes pradėjom su Aisčiu bendradarbiauti ir tarp kitko, su tais kvepalais, tai mes seniau su juo ten būrėm, bet kai aš jam pasakiau, kad man labai patinka rožė, sakė, nu jau ne. Jau su tavo rožė, tai aš neprasidėsiu. O paskui padarė tokį nuostabų kvapą, kad pats laiko jį beveik vienu geriausių savo kvapų. Ir mums su juo labai pasisekė. Tai aš tai išleidau šiek tiek daugiau tų kvepalų dėl to, kad būtų kompanija, su kuom gamintis ir su kuom kvepintis. Bet dabar jau matau, kad čia išvirsta į kažkokius visai kitus reikalus. Nu, bet dar paaiškės, ateitis parodys. Jokio plano didelio neturiu, bet savo kvapą jau turiu ir esu žiauriai jo patenkinta. Tai apie svajonės irgi paklausiu. Ne, tada apie svajonės. O aš neturiu svajonės. Aš iš tikrųjų nesu svajojantis žmogus. Aš kažkaip esu vykdantis žmogus. Čia kaip mano Mykolas parėjo iš darželio ir sako, o mes su Martynu sugalvojam ir darom tą. Tai aš va tokia pat, aš sugalvoju ir darau tą. Ir manęs labai dažnai klausia, draugė sako, Ditka, kaip tu tiek daug padarai? Nugi aš sakau, žiūrėk, aš kai sugalvoju, kad dabar darysim, tai aš imu telefoną, skambinu ir klausiu, ar galima padaryti, ar negalima. Nu, žodžiu, aš iškart pradedu. O tu lauki, kol, reiškėsi, Saturnas bus ožiaragėje. Tada tu paskambinsi, tada ten kažkas nutiks arba nenutiks. Ir tada tas atsakymas būna ne. Tada tai tave sutraiško. O man ne, tai reiškia, aš tada pabandysiu per langą. Žodžiu, jeigu per duris ne, tai vis tiek per kur nors bus galima įeiti. Tai, o su tom svajonėm, tai aš nežinau. Turbūt žmonės tai vadina svajonėmis, o aš tai vadinu planais. Ir jeigu aš turiu svajonę, vadinasi, aš ją rytoj įgyvendinsiu, arba po pusės metų, arba po kiek nors. Tai ir tos mano svajonės nėra tokios nepasiekiamos. Aš galvoju, gal reikia apie pasaulį apkeliauti. Bet galvoju, palauksiu, kai bus 70. Dar tada galėsiu, o paskui jau pasiliksiu kur nors čia aplinkui Europą. Tai vat, kai bus 70, tada keliausiu aplink pasaulį. Jeigu pilinkus dar paeis. Na, o dabar galbūt tikrai kažkas norit kažko paklausti. Kažką praleidom. Nu, būkit mandagus. Vedėja susinervinu. Sako, gal galit paklausti. Nieks neklausia, nu kaip žmogui jaustis. Jinai jau čia su manim nuo ryto vargsta, žinokit. Jau mes ir kalėjime pabuvom. Jau, žodžiu, mes jau viena prie šitos labai pripratom. Kaip sakot? Kaip tam kalėjime? Nu, pradedam nuo kalėjimo. Vieną kartą aš jau pabuvau savarankiškai, antrą kartą jos atvesdinta, nei vieną, nei kitą ilgiau ten likti nenorėčiau. Bet žinot, iš tikrųjų, tai mes esam kažkada tai buvę Lukiškių kalėjime, kai dar jisai veikia tokio ekskursijų. Ir, žodžiu, ten tie visi prižiūrėtojai tokie malonūs, sako, tai gal jūs jau čia valgytumėt kartu? Ne, kažkaip kažkas mus pakvietė, kad ten, nu, žodžiu, paragaut, ką jau čia valgo tie nuteistieji ir gal ir jūs norėtumėt. Na, aišku, aš kaip CK Vazose, tai jau beveik ir būčiau norėjus. Ir tuo metu toksai, reiškia, prižiūrėtojas tik capt mane už rankos, sako, niekada nevalgyk įkalinimo įstaigoj, nes gali tekti valgyti kalinio duonos. Tai kai mane uždarė į areštinę, tai jūs manot, aš valgiau pusryčius, ne?
mes pradėjom nuo to, kas yra knygos pradžioje, o dabar gal tada į knygos pabaigą. Yra labai gražus pasakymas, Edita, jūs turėtumėt būti moterų mokytoja. Čia toj vietoj pabaigos yra toks sakinys. Ir toliau gale yra jūsų patarimai moterims. Dabar žiūrėkit, pirmiausia, tai jokia moterų mokytoja gyvenime būti negalėčiau, nemokėčiau ir niekada neprisimčiau savo tokios atsakomybės. Tai čia pirma. Bet tai buvo, žodžiu, ėjau savo tos kilometrus ir priėjo prie manęs tokia moteris krautuviai. Sako, galima aš jūs apsikabinsiu? Jinai mane pabučiavo ir sako, jūs turėtumėt būti moterų mokytoja. Tai aš tiesiog parašiau tą situaciją, o jūs jau ją sureikšminot. Ne, visai ne taip. O su tais patarimais, tai klausykit, kadangi šiais laikais be patarimų nei per žingsnį ir kiekvienas, kuris jau moka pats išsivirti košę, tai jau yra košės virimo kaučeris, o tas, kuris pats moka pasidažyti akis, tai jau yra, reiškia, vizažo tas influenceris, tai aš tikrai jokių patarimų niekam duoti negaliu. Bet kadangi kitaip knyga, anot mano leidėjos, išeiti negalėjo, būtinai patarimai, tai sakė, tai tu suformuluok kažkokius tokius esminius postulatus ten rarara. Ir aš pradėjau galvoti. Ir kažkaip galvojau, ir kažkaip aš ten išgalvojau 10 punktų, kuriais turbūt vadovaujuosi gyvenime kartais. Ten, pavyzdžiui, jeigu gali padėt, jeigu gali nepakenkt, tai nepakenk. O jeigu nieko negali, tai tylėk. Nes tavo komentarai gali skaudinti žmonės. Ir neanalizuok svetimų gyvenimų ir svetimų situacijų. Arba ta, kuri man tikrai patinka labai ir kur aš pati savo atradau. Kad aš labai ilgai pati nesilaikiau to, bet kai supratau, tai mano gyvenimas labai palengvėjo. Nesivyk nemylinčio. Atsigręžk į mylinčius. Mes taip dažnai, nežinau, turbūt ir moteris, ir vyrai, bėgam paskui kažką, ką mes patys susigalvojom. Mes patys savo susigalvojam savo meilę, savo jausmą, savo kažką ir priskiriam jį kažkokiam tai žmogui, kuris nieko bendro su to neturi ir turėti nenori. Ir paskui žiauriai nusiviliam, kad kažkas neįvyko, iš tikrųjų vykti negalėjo. Tai, o aplink tave stovi visas būrys mylinčių akių, pačių artimiausių tavo žmonių, į kuriuos tu lupi iš didžiausios patrankos, nesgi didžiausiai šoviniais ir skaudžiausiai šaudami tos, kur arčiausias stovi. Ir kitas turbūt, kur man irgi, aš pati paradoksaliai, kadangi, žinot, ta knyga, jinai pakėlė atmintį, aš pati tengi nekėdėni savo kažkokių prisiminimų, bet kai jau reikėjo juos ten padiktuoti, surašyti ir kažkaip sušukuoti, tai tu pradedi galvoti, kaip ten buvo, kodėl aš pasielgiau vienaip ar kitaip, kas mane vedė, kokia buvo atsakomybė, kur aš savo nusižengiau, kur aš savo nenusižengiau, kur aš savo patikau, kur aš savo nepatikau. Ir tada aš vis dėlto supratau paprastą dalyką, kad aš visada klausiau širdies. Ir tai žiauriai neįtikėtinai skamba šiandienos realybėj, bet ta mano taisyklė skamba taip. Visada pasitikėk širdim, nes ji net smegenis aprūpina krauju. Iš tikrųjų viskas prasideda nuo širdies. Ir viskas prasideda nuo tikrų jausmų, ką tai beliestų, ar šunį, ar žmogų, ar tėvynę, ar pasaulį, ar gamtą, ar pyragą. Visada viskas prasideda nuo širdies. Nes kitaip mus visus pakeis dirbtinis intelektas. Tai ir yra tai, kas skiria žmogų nuo jo. Tai ir yra tai, ko neįmanoma suskaičiuoti. Ir galų gale tai visada atsiperka ir pasiteisina ir pasirodo, kad tai yra vienintelis teisingas kelias. Nes kai tu kalbi žmogui širdim, tai ta širdį atgal ir gauni. Būna ir kitaip, bet tai nereiškia, kad reikia užsidaryti langinės. Tai dar ten kažko esu parašius, bet jau neatsimenu. Tada aš dar iš 91 puslapio jūsų tėvelio taisyklę. Gyvenimą reikia žaisti. Jo nereikia vargti, nes niekada. Taip, mano tėtis buvo nuostabus, jisai buvo tikras Hemingvėjus ir vedė visas moteris, kurias mylėjo. Jų buvo 4. Čia. Tai nieko kito jis ir negalėjo pasakyti. Bet iš tikrųjų labai pritariu. O mano tokia bičiulė, tai jinai išsirinko kitą frazę, kurie jai labai patiko ir aš pagalvojau, kad gal irgi gera ta frazė. Ir jinai man taip išraiškingai pasakė, kur aš supratau, kad aha, matai,
jinai taip va perskaitė, aš nežinau, ar aš čia taip ją buvau parašiusi, kad nereikia gedėti amžinai, mylėti reikia amžinai. Ir pagalvojau, kokia krūta čia aš. O šiaip, kas man pačiai buvo atradimas, tai aš čia taip deklaruoju, kad aš nežinau, kas yra meilė savo. Ir čia svarstau, nes matyt toks klausimas buvo, kad kas čia yra ta meilė savo ir kad aš niekada nežinojau, kas tai yra. Ir man visą laiką buvo svarbu tie žmonės, kurie gyvena aplink mane ir visada man laimę sudarė tas klimatas, kai visiems aplink mane gerai. Ir tada aš labai patenkinta ir labai laiminga ir taip toliau. Ir ta mano draugė man sako, klausyk, Editka, ką tu čia nusipezi? Taigi tu visą gyvenimą, gyvenai gyvenimą, kokį tu norėjai, nemeluodama savo. Ir taip, kaip tau atrodė teisinga. Tai didesnės meilės savo būti negali. Ir aš negaliu nepritarti. Matyti, jinai buvo teisesnė už mane. Na, paskutinis mano bandymas prakalbinti salę. Duosiu mikrofoną. Prakalbink man širdį. Apie sportą norėjau paklausti. Žinot, miela ponė, prisiekiu, mano visi bandymai su dietom yra beviltiški, aš jų nesilaikau. Ir tai labai matosi, nes aš, kai būna ten kokių vaikų prigimdau, tai storą, paskui ploną, paskui man koks nors ten menopauzė, tai vėl storą, paskui vėl ploną. Suprantat, ir aš manau, kad iš tikrųjų tai labai faina, kad taip yra. Nes aš turiu, pavyzdžiui, tokią irgi pažįstamą, kuri yra choreografė. Jis visada su tokiais antakiais čia, visada su tokiais plaukais čia, visada su tom savo kojytėm, visada per taliją ją gali apimti, ar jai 20, ar jai 80. Ir kaip neįdomu. Nes net papletkinti nėra. Tai man su dieta visada buvo blogai, su sportu jaunystėje buvo labai gerai, aš tikrai labai daug sportavau, nekenčiau sporto visą savo širdim, už tai po to, kai jau galėjau nesportuoti, niekada neidavau į sporto salę, bet už tai, kad mane patie vis vertė sportuoti, esu jam dėkinga, nes kai būdavo tikrai sunkios tokios, žinai, gyvenimo aplinkybės, aš visą laiką pakankamai patvari. Aš ir dabar Pilinkų nuo jūros grįžti palieku vieną, nes jis labai lėtai eina. Ar mes dar į pabaigą? Ar mes dar į pabaigą, ar ką klausė? Matot, kaip įdomu. A niekas neklausė nieko. A tai, kad būtų įdomu, reikia klausti. Na, iš tikrųjų, jūs dabar keliaujat per Lietuvą su knyga. Ir keliavot per Lietuvą su Bobų vasara. Taip. Lietuva pasikeitė. Kaip jinai pasikeitė? Kas jums labiausiai įsiminė? Ne, tai Lietuva pasikeitė milžiniškais žingsniais, milžiniškais šuoliais ir pasikeitė ypatingai. Ypatingai per pastarosius, sakykime, 15 metų. Ir tame yra, aišku, labai daug gerų žinių, bet tame yra ir šiokių tokių nelabai gerų žinių. O tų nelabai gerų žinių yra tame, kad ne visa visuomenė pasikeitė taip stipriai, kaip pasikeitė technologijos, kaip pasikeitė aplinkybės ir taip toliau. Ir dėl to yra dalis visuomenės, kurie yra sunku prisitaikyti, o tie spartuoliai, kurie nuvarė pirmi, jie nenori atsigręžti. Jie mano, kad matematika susideda tik tai iš sudėties ir daugybos. Bet matematika susideda ir iš dalybos, ir iš atimties. Tai visuomenė turėtų išmokti dalintis visų tuo emociniu krūviu ir lauku, kurį mes visi sykiu sukuriam. Nes čia minėjau jau merginom bevalgant pietus, labai skaniai buvo beje antiena. Tai apie tai, kad Zita Kelmickaitė sakydavo, kad labai svarbu, kad žmogus būtų savo vietoj. Ar jisai būtų, nežinau, batsiuvys, ar jisai būtų prezidentas, jeigu jis yra savo vietoj, tai jis yra ir laimingas, ir sukuria labai daug gėrio aplink save, ir visi aplinkui jį yra laimingi. Tai manau, kad šitas supratimas, kad kiekvienas žmogus turi savo vertę.
Ir kad geras sodininkas savo vietoj yra geriau už blogą ten premjerą ar prezidentą, ar bet kokį ten, nežinau, politiką. Jo aš nekalbu apie gerą gydytoją, aš nekalbu apie gerą mediką, aš nekalbu ir, žinai, ir kad vengimas savo atsakyti į esminius klausimus ir vengimas savo atsakyti į visuomenę dominančius klausimus, tai kas iš tikrųjų visuomenę liečia, tos problemos niekur nepanaikina. Mes gauname inkapsuliuotą tokią, žinot, votį gerai augusią, kurią vis tiek anksčiau ir vėliau reikės išoperuoti. Tai va, tai aš taip matau Lietuvą emocinių požiūrių, o kalbant apie tai, kaip ta Lietuva yra graži, kokia nuostabi gamta, kad mes turim 4 metų laikus, kad mes turim nuostabius žmonės, neišpasakytai išpuoselėtus miestelius, labai darbščius žmonės. Aš žinokit, stebiu net tokį fenomeną. Mūsų, sakykime, diplomatai. Ta diplomatinė tarnyba nebėra prestižinė, niekas nebenori važiuoti, nes Lietuvoje yra geriausia dirbti. Žmonės nebenori vykti į užsienį, ten vežti savo šeimų, vaikų ir taip toliau. Ir Europa nieko nebedomina, dėl to, kad ten jokių stebuklų nebėra. Kokios nors egzotinės šalis, ten, sakykime, kokia Indija yra, aišku, sudėtinga ir problematiška. Tai va tai yra indikatorius, kaip yra pasikeitęs gyvenimas Lietuvoje. Ir ypatingai, tai tas justi, kai pavyzdžiui grįžti iš tos pačios Gruzijos, aš su Gruzija nemažai dirbau. Tai dabar jau nebuvau kokius turbūt 10 metų. Bet tada, kai grįžau, atsimenu, ir aš nusileidau Vilniaus oro uoste ir galvoju, o dangaus angelai, mes esam rojui. Nes skirtumas su visa jo egzotika, su visom jo nuostabiom dainom, virtuvė, nepakartojama gamta ir taip toliau, bet kultūra, gyvenimas, tarpusavio santykiai, vairavimo kultūra, apskritai visa gyvenimo kultūra, tai 7 myliais žingsniais mes esame nutolę. Tiesiog 7 myliais. Ir tai yra didžiulė sėkmė, nes mes vis mėgstam, žinot, lyginti save ten su kokia nors ten Vokietija, Prancūzija, ten Italija, kitaip sakant, su to, kas pasaulyje yra geriausio. Bet mes tai lygai niekada nepriklausėm. Lietuva niekada nebuvo vakarų Europa ir niekada nepriklausė tam kultūriniam laukui. Tai mes esam pranokę savo galimybės tikrai gerokai ir tai yra, aš manau, kad visos visuomenės ir visuomenės darbštumo pirmiausia, ir imlumo, kibumo dėka, nes lietuviai tikrai yra nepaprastai gabūs žmonės. Labai, labai imlus, labai alkani, žinių, alkani, naujovių. Jūs pasižiūrėkit, kur tu bevažiuosi pasaulyje, vis tiek lietuvis sutiksi. Aš nežinau kitos tautos, kuri šitai keliauja. Arba vaikai mūsų, pirma karta iš esmės postsovietinių vaikų, kiek yra pasiekimų, tarptautinių pasiekimų, pasaulinių pasiekimų, tikrai tai yra. Ir žinot, lyginti save gali tik tai su tais, kur tam pačiam kalėjime sėdėjai. Tai va, tai gali lyginti su tais, kurie liko pilkojoje zonoje, arba gali lyginti su kaimynais, su Latvijais, su Estais, tas būtų sąžiningiausia. Nes net Lenkai turėjo visiškai kitas vystymosi sąlygas, nes niekas neišardė jų ūkių. Ir dėl tos priežasties jie turėjo visai kitą ekonominę bazę. O visa kita, visos kitos blogos naujienos jau paskui jūsų savianalizai. Tada dar vienas klausimas. Va šito kalėjime neklausiau, o čia publika kita, žinokit, būtinai reikia paklausti. Pas mus dienraštyje Sekundė, jeigu pastebėjote, yra rubrika Žinomas žmogus rekomenduoja meną. Tai dabar Editos paklausim, ką jinai rekomenduotų. Knygą, spektaklį, paveikslą, parodą, kažką. Tai knyga, kurią galėčiau rekomenduoti, Pepelynų medaus, savai nesuprantama. Tai yra, aš neatsimenu autoriaus, bet vadinasi Viešbutis Europa. Gal kas esat skaitę? Iš pradžių, jeigu įveiksit 40 puslapių, paskui labai patiks. Tai labai šitą rekomenduočiau. Knygą aš jau senokai skaičiau, nėra labai naujai išleista, bet tai yra apie šiandienos Europą ir visus santykius, gyvenimą, melus, nemelus, socialinius melus, visą tą, žodžiu, sąmonės tokį prognozavimą ir tam tikrą prasme manipulacijas. Žodžiu, gana įdomu. Ir kaip mes, kas ta Europa yra pasaulyje ir kaip mes kitiems atrodo, yra šmaikščiai parašyta tokio Italijoje gyvenančio Norvego. Tai man šitą rekomenduočiau knygą turbūt. Dabar su tais spektakliais. Tai aš jums pasakysiu tokį dalyką. Dautartas režisierius Julius, jis ne Jūsiškis. Jisai turi tokį teatriuką, MRU, Riomerio universitete.
Nu ir jis vis mums ten lesė su Saulium galvas, lesė, kad nueikit, mes ten pagal Bariko Šilką pastatėm tokį, spektakliuką, monospektaklį. Viena vaidina mergaitę. Na, aišku, nėra kada mes ten nenuėjom, galų gale nuvažiavom į festivalį Varėnoj. Nu, galvojom, jau nueisim, pažiūrėsim. Specialiai. Nuvažiavom, ne tą dieną, aišku. Pasirodo, kad diena anksčiau, bet jie jau buvo susirinkę ir ta mergaitė, gal dėl to, kad mes sėdėjom scenoj, nes labai arti. Jinai mums suvaidino tą spektaklį, 40 gal 8 minutės, 50 maždaug. Pilinkus raudojo. Iš tikrųjų, jeigu pasitaikytų proga, tai jaunai mergaitei padarykit didelį malonumą ir galit paprašyti, kad atvežtų tiesiog į Panevėžį tą spektaklį Julius, nes labai gabi, neprofesionali aktorė ir tikrai viskas taip tikra. Ir taip jaudina. Nu, vat, tai yra nesulyginama su jokiais šitais projektiniais spektakliais, kuriuos, kaip žinai, kaip virta mėsa. Nežinai, ar jau valgiai, ar dar ne. Kur tu pasižiūri ir išeini, parodė dar vieną kitokį apsivertimą scenoje, arba ten, žodžiu, paplevėsavo raudoną vėliavą, o paskui ten kokią nors mėlyną vėliavą. Ir išeini tuščias, koks ir atėjai. Ta prasme, nieko iš to negauni. Tai vat po to Bariko Šilko, šitos mergaitės, saviveiklinio spektaklio, mes abudu išėjom taip patylėję. Žinot, kaip būna taip po gero kūrinio? Taip įkvėpi ir patylė. Tai vat išėjom patylėję. Tai visai rekomenduočiau. Tikrai. Na ir dabar truputį, tada jau tikrai į pabaigą. Artėjančio gimtadienio proga. Sveikinimai Editai. Tegul gyvenimas būna linksmas, įdomus, tegul filmas būna ne tik medaus saldumo, bet ir pelynų kartumo. Vos ir visų skaitytojų vardu dėkojame jums, kad šiandieną atvykote pas mus į Panevėžį pačią šalčiausią šių metų dieną. O žinot, kodėl to pelyno kartumo reikia? Būtinai. Jis labai padeda nuo viduriavimo. Visom prasmėm. Čia mūsų leidiniai keletas. Taip pat labai norime padėkoti Panevėžio kultūros centro kolektyvui ir direktoriai už šitą salę, nes mūsų bibliotekoje, tie, kurie mūsų skaitytojai puikiai žinote, tikrai būtume netilpę. Tai ačiū dar kartą Panevėžio kultūros centrui. Labai jums ačiū visiems. Ačiū jums visiems, kad atėjote čia šiandien pas mus. Ir pabaigai dar viena Redos daina. Pasiklausome, o po jos Edita jau lauks jūsų, su knygomis pasirašys, nusifotografuos ir tada jau turbūt jūs paklausite. Tai žodžiu, nesigrūskite ramiai. Prašau. Ir muziejaus nepareklamavo. Muziejaus? Į Zikaro nueikit, labai neblogas. Tai brangiai, nesigrūdam, Riedai visas dėmesys, labai ačiū jums ir aš kur nors kampe tyliai lauksiu ir galėsit mane jau ten nukryžiuoti.